Tai tu pirm... Labą dieną, aš Arūnas Ramanauskas, H7 bendruomenės narys. Turiu informaciją žmonėm, kaip galima suskaičiuoti, sutaupyti pinigus, atidėjus į savo sąskaitą, užsiregistravus Bybit biržai, turėjus savo asmeninę piniginę ir va tokie dalykai, kad pats savarankiškai žmogus gali spręsti savo pinigus, niekam nepasitikėdamas, niekam neduodamas, bet savo sąskaitai taupyti tos pinigus. Ir va šiandien Genutėje atsakysim į klausimus, pasijungsim palūkanų skaičiavimo skaičiuoklę, kurią naudoja ir bankai, naudoja ir leasingai, naudoja ir draudimo kompanijos, kiek žmogus galėtų sutaupyti pinigų, jeigu jis padarytų atitinkamus veiksmus. Tad dabar dalinuosi aš lentelę ir ar matosi tą lentelę, pasižiūrėsim, jo. Ar matosi lentelė? Ne. Nesimato. Išlindo iš viso pagrindinis puslapis mano. Dar kartą padarysim. O dabar? Aš iš vis matau tik savo atidaryti zoomą. Tu dar gali... Tu dar gali ir neįrašyti. Ekraną persijung, kur yra galva, mano ekranas. Dabar matau jau. Matai lentelę? Taip. Tai va čia sudėtingų palūkanų skaičiavimo lentelė yra, kurią galima per internetą atsisiųsti. Ir vat žmogus turi galimybę sutaupyti pinigus, turi galimybę susigrąžinti kažkokios tai pinigus, kurios prarado kompanijoje. Ir tiesiog aš įrašiau į tą vietą, kur viršui įsirašo, galima įrašyti 100, įrašiau 300 eurų. Ar matosi, kaip skaičiuojas? Taip. Ir vat gaunasi, kad čia dabar yra tos investicijos visos yra, tai ir ilgalaikis investavimas, visigi supranta, kad per vieną mėnesį, per 2, per 3 mėnesius neuždirbsi daug pinigų. Už tai vat žmogus pasirenka laikotarpį, ar pensinio kaupimo laikotarpį pasirenka didesnį, ar vat 3 metus, 36 mėnesiai. Ir jeigu mes įdėsim 10% palūkanų žmogui, šitą lentelę, tiesiog tiek uždirba šitas mūsų bendruomenė H7 robotas, kuris dirba prie jūsų piniginės ir jums uždirba tas palūkanas. Ir gaunasi, kad jeigu aš apskaičiuoju, įdedu skaičiuoklę, jums viršui ir matosi, kas apsiskaičiuoja. Terminas 36 laikotarpis, jūsų indėlis yra po 36 mėnesį 9273 su 10% palūkanų. O 10% palūkanų, tai vat garantuota, pabandėm H7 bendruomenės robotas, kuris dirba prie mano sąskaitos, man uždirbo per šitą mėnesį, pirmą mėnesį, uždirbo 10% palūkanų. Ir jas pabandžiau, įdėjau 100 eurų ir mokiausi, kaip įdėti, kaip išimti, kaip persivesti, kaip kitą kriptovaliutą nusipirkti. Ir be jokių žinių, paprastai įdėjęs tuos pinigus 100 eurų uždirbau 10 eurų. Tai ką reiškia tas 10 eurų? Atrodo mažai, bet tai yra 10% palūkanų. Jeigu žmogus dės 300 eurų ar 1000 eurų, aišku, jo bus sumos kitokios. Ir va tas apskaičiavimas vyksta labai paprastai. Per pirmą mėnesį jūs įdėjot 300, pelnas 10% sudaro 30. Jau kitą mėnesį prie 330 su pelnu jau sudarys 33 pelnas, palūkanos. Dar kitą mėnesį prie 363 jau jūsų palūkanos auga 36. Ir va taip didėjant suma, kaupėsi jūsų pinigai ir va čia, kaip matos, po 36 mėnesių jums susikaupė 9273 eurai
nuo vienintelio veiksmo, kurį jūs padarėt, tai atsidarėt savo sąskaitą ir įdėjot ten pinigus. Nusamdėt robotą, robotas kainuoja 8 eurai į mėnesį, kainuoja ir jūs tiesiog robotas perka, parduoda kriptovaliutą ir be jokių čia raštingumo, be jokių žinių, be jokių ten kažkokio įsilavimo su kriptovaliutom, jūs tiesiog robotas automatiškai uždirbinėja tuos pinigus. Ar aiškiai aš išaiškinau dabar? Taip, aiškiai. Aiškiai. Ir dabar kokią sumą jūs norėtumėt, sakykime, dadėti? Papildomos investicijos kiekvieną mėnesį, nes eina žmogus į darbą, pati dirbi kažkokį tai darbą, dirba žmonės tinkliniai prekyboje, daro savo verslą ir jie iš to verslo, norėdami kažkokias investicijas ateityje padaryti, ar įrankius nusipirkti, ar atremontuoti būtą, kuris yra, jis iš savo pajamų turėtų atidėti kažkokią sumą tam remontui, kuris po 15 metų nuomos reikės peremontuoti savo būtą, jeigu jis išnuomoja žmogų ir eidamas į darbą gaudamas algą ar kažkokias pajamas, vis tiek jis turėtų išmokti taupyti. Tai šita skaičiuoklė duoda galimybę pasiskaičiuoti, kiek sutaupo žmogus, o Cash 7 duoda galimybę sutaupyti. Tai kokią čia sumą įrašyti? Kokia iš savo algos, iš savo atlyginimo, kiekvieno mėnesio ten gavus algą, neišleisti visų pinigų, o tiesiog kažkokią sumą pinigų atidėti į savo sąskaitą, kur jums uždirba 10% palūkanų. 100. Gal 100 per daug. Nes Ne per žmogus dirbantis darbą 100 ir gali atidėti iš 1000 10% į santaupas, tai ekonomistai mokina, bet žmogus gaunantis pensiją ir mokėdamas už būtą, tai gal jam tas 100 ir per daug, nuo 600 eurų, tai gal čia įrašykim 30. Aš kalbu apie save. Įrašykim 30, kad bus. Ar gerai? Įrašom pradinį įrašą 1000. Ne, pradinis įnašas dabar mes nekeiskim, kad palyginimui būtų 300 yra. Gerai. 36 mėnesiai ir 10% palūkanų. Nes čia viskas skaičiuoklės yra internete, galima atsisiųsti, pasiskaičiuoti kiekvienam savo asmeninę skaičiuoklę pasidaryti, kokios galimybės yra. Aš nekalbu apie pačios galimybės, kiek tu gali atidėti. Aš tiesiog supratimą, kam tos skaičiuoklės naudojamos ir kad mūsų bendruomenė Cash 7 duoda galimybę uždirbti pinigus arba sukaupt pinigus, atsimti skolas kažkokias ar uždengtas skolas ir taip toliau. Tai įjungiu aš apskaičiavimą ir čia matot, 30% nuo 300 uždirba ir papildomos investicijos yra į savo sąskaitą įdedat 30 eurų. Kitą mėnesį jau uždirbot 360 ir 36 eurai palūkanos uždirbamos ir dar kartą jūs dadėjot 30 eurų iš savo pajamų, iš savo algos, iš savo verslo, iš savo tinklinės prekybos, jūs tiesiog atidedat ir kaupat pinigus. Bet kada šitoj sąskaitoje robotas jums uždirba 10% palūkanų, o aš šitą įsitikinau po mėnesio, kad aš įdėjau 100 eurų ir man uždirbo 10 eurų, nedidelė visai suma, maža suma, bet iš tikrųjų jis uždirba mažiausiai 10% palūkanų į mėnesį. Aišku, uždirba ir daugiau, bet aš jau kalbu apie save, tą, ką aš turėjau ir ką aš pasižiūrėjau. Ar realu, kad po 36 mėnesių jūs turėsit 18 000? Šitą skaičiuoklę taip ir suskaičiavo. Po 30 eurų atidėti santaupas, bet reikia padaryti, kad jos nenuvertėtų. Ir jūsų pajamos už palūkanas gaunasi pasyvios pajamos 1656 eurų į mėnesį. Tai tie pinigai, kurie ateina nuo 16 000 kiekvieną mėnesį, turi jums galimybę tiesiog uždirbti 1600 eurų, kurios galite leisti savo gyvenimui, savo malonumui. Ir tavo skola, sakykime, sumažinti 18 000 ar 16 000. Ir taip žmogus per 3 metus išmoksta atidėti pinigus, išmoksta, kad nenuvertėtų tie pinigai ir išmoksta taip daryti. Ir maža smulkmena, jeigu pas jūs atsirado kažkokių pajamų, atliekamų pinigų, jūs tiesiog dadėkit 50 eurų. Ir 50 eurų dadė, atrodo, kas čia tokia, ar dideli pinigai prie 30-20 eurų dadė. Nes kelia pensijas, kelia atlyginimus žmonėm,
Ir mes apskaičiuojam su 50 eurų atidėdami, o pati norėjai ir 100 atidėti, bet ir 50 eurų užtenka. Ir po 36 mėnesių jūs turėsit pajamų 24 000, tikrų 100% pajamų. Tai be jokių pajamų mokesčio atskaičiavimų, be nieko. Čia jūsų asmeniniai pinigai guli jūsų sąskaitoj. O palūkanos yra 2198. Ir va tuos 2000 jūs galite įsivesti banko kortelę ir tiesiog juos išleisti parduotuviai, kelioniai, pirkimam, būto remontui ar dar kas nors tokio. O tas 198 po 3 metų jums tiesiog eina kaip investicija vietoj 50, jūs 2000 nusiemat, 200 padėjot prie investicijų ir jums kaupsis pinigai ir jūs patys valdot pinigus, patys juos galite įsidėti, patys įsivesti ir niekam nepasitikėt jokių slaptažodžių, PIN kodų, banko kortelių ir va tuos pinigus valdot. Ar atsakiau į klausimą? Taip, pakankamai aiškiai. Pakankamai aiškiai. Ir va tą skaičiuoklę gali kiekvienas žmogus naudoti. Aišku, jinai nieko neįpareigoja, bet kada savo mintį į galvą įsikalat, kad jūs turit galimybę taupyti po 50 eurų, atidėti savo sąskaitą, ne man duot, ne įmonei duot, ne robotui duot, bet jūs tiesiog atsidarę sąskaitą įsidedat į savo sąskaitą. Ir va tokios galimybės yra duodamos Hash7 bendruomeniai ir aš tiesiog parodysiu, kaip atrodo Hash7 bendruomenės logotipas, kaip jis atrodo. Pasidalinsiu aš. Ar matosi puslapis? Taip. Tai va, čia paprasčiausia, jeigu nori sukurti savo kapitalą, reikia daryti veiksmus. Skirti laiką, pasidomėti truputį, įsidėti savo sąskaitą, išmokti įsivesti pinigus į savo banko kortelę. Ir va tas va logotipas, Hash bendruomenė, tai yra žmonės mokina, kaip jūs išmokstat taupyti savo pinigus, kad infliacija nesuvalgytų jūsų pinigų. Ir įsivaizduokit, kiek tai sudaro. Tai jeigu 10% į mėnesį jūs uždirbat iš savo pinigų atidėtų ar 50, ar 100, ar 300 eurų, tai yra 120% per metus. Tai reiškia, nesuvalgo infliacija tiek pinigų jūsų santaupų, kada jūs biškutį kitaip atidėjot, truputį kitaip informaciją panaudojot. O kada jūs atidedat į kaupiamuosius fondus, kada atidedat į banką, jums moka metinių palūkanų ten 5%, 7% metinių palūkanų, o infliacijos paprastai būna didesnis. Ir va tokia galimybė tiesiog yra sukaupti savo pinigus, padengti savo skolas, susigrąžinti skolas ir žmogus turi padaryti veiksmus, turi gauti informaciją, kaip tą padaryti, tai lengvai paprasta, reikia paimti ir daryti. Tai vat tiek aš ir norėjau pasakyti, papasakot apie tą bendruomenę, apie tą galimybę ir jūs tiesiog kreipkitės pas tą žmogų, kas jums davė tą informaciją, kartu pasiskaičiuokit, kartu padarykit ir dabar galiu atsakyti į keletą klausimų, jeigu paklausi. Tai man tai labai viskas aišku, aš jau šitą supratau. Aš supratau, kad jeigu nori sutaupyti ir gauti pasyvias pajamas, tiesiog reikia tai daryti. O neatsisėsti ir galvoti. Ne, tai yra, reikia padaryti veiksmus ir žinoti, kaip tuos veiksmus padaryti, patį pirmą laiptelį padaryti, antrą laiptelį, trečią. Tai aišku, reikia mokėti ir tą piniginę atsidaryti, ir tuos slaptažodžius naudoti, ir išvedimo slaptažodžius naudoti, ir turėti savo banko korteles atsidarius, turėti
Tai yra tokie veiksmai. Bet kas yra pasyvios pajamos? Pasyvios pajamos yra tame, kad jūs nieko nedirbdami, jūs gaunat pajamas. Tai jos ir vadinasi pasyvios pajamos. Jeigu jūs darot veiksmus, hash bendruomeniai, ten pinigai didesni ir marketingas ten yra ir ten galima dar daugiau užsidirbti pinigų. Arba jūs siekiat karjeros savo darbe, lipat karjeros laiptais, didesnį atlyginimą gaunat ten kas pusę metų, jūs turit galimybę didesnę sumą atidėti į santaupas ir taupyti kažkokiam pirkiniui. Ir pasyvios pajamos yra, visi svajoja ir visi nori turėti pinigų, visi nori būti milijonieriais, bet norint tapti milijonieriu, reikia veiksmus padaryti. O pasyvios pajamos yra tiem žmonėm, kurie nieko nedirba, nieko nenori kalbėti, nieko nenori pristatinėti. Jie tiesiog atideda savo pinigus, gauna tas pajamas ir gali perduoti informaciją kitam žmogui, kaip jis gavo per 3 metus tokią sumą pinigų, kad gali važinėti po kelionės įvairias. Vat kas yra pasyvios pajamos. Ar aiškiau pasidarė apie pasyvias pajamas? Dirbti nenori žmonės, kalbėti nenori, pristatymus kažkokios daryti nenori, žmonėm informaciją duoti nenori, bet perduoti reikėtų informaciją, kaip atsidaryti sąskaitą, kaip įsidėti tą sąskaitą ir iš tos sąskaitos naudoti pinigus. Viskas, daugiau nieko nereikia ir daryti. Tai va toks trumpas įrašas, trumpas pasakymas. Ar dar turi kokio klausimo, ar galima jau sustabdyti įrašą? Ir tą įrašą perduoti žmonėms, tegu jie patys sprendžia, ką daryti su savo pinigais, su savo gyvenimu, su savo ateitim ir su savo pasyviom pajamom. Gerai tada, iki. Sėkmės visiems. Viso geriausio. Ačiū už. Viso.